Kai ruošiu meditacijos instruktorius, pirmas dalykas, ko jos mokau, atrodytų gal toks labai paprastas, bet išmokti stebėti savo mintis. Nes mes galim vaidinti kiek tik norim, kad, nežinau, nušvitom, pasiekėm kažkokias aukštas savirealizacijas, bet jeigu nematom, kas darosi mūsų galvoj, apie ką mūsų mintis, ar tos mintis man padeda, ar tos mintis mane smugdo, tai realiai jokio augimo nebus, nes mes, kai perkeičiam savo tą minčių pasaulį, vidinį pasaulį, mes pamatom, kad realiai mes galim į daugelį situacijų žiūrėti kitaip, nors gal jos ir nėra patogios, jos nėra labai komfortiškos. Ir va čia mes, kad tikrai galėtume turėti tą augimą, mes turim išmokti pabūti su savimi. Mes turim išmokti matyti tai, kas darosi mūsų galvoje ir nebijoti tų dalykų, nes būna labai dažnai, kad būna taip nefainai pamatyti, kas ten darosi, kad žmonės net nenori matyti. Tai va, tai nebijokit matyti savęs tikro, savęs su visokiais tais vidiniais iššūkiais, vidiniais reikalais, nes nuo čia prasidės tas augimas. O jeigu norit, galite prisijungti į meditacijos terapijos instruktorių kursus ir šitas kursas irgi jums tikrai labai stipriai padės patyrinėti save.